Nu va, vėlgi video. Kaip manote, ką meluoti? Kodėl žmonės meluoja? Pavyzdžiui, meluoja. O kaip patikrinti, ar meluoja? Vat kai sako, kad kažko tai užsiemi, gydytojo kokią nors ar ten dar kas nors, tiesiog užduokite daugelis klausimų, kodėl, iš kur, kas, kaip. Gydytojas dažniausiai, jeigu yra gydytojas, jis atsakys į klausimus. Jis atsako į klausimus, iš kur ten, nežinau, ten kažkokios tai traumos įvyksta, kokios įtakos ten turi, kokie ten dažniausiai pasitaikantis pacientai ir panašiai, tarkime, blemba, turi žinių, nes 10 metų vien yra mokslo studijos kažkokios, ne? Tikrai gydytojas žinos tokius dalykus. Bet kaip keista, kai žmogus sėdi, meluoja, akis blizga ir net neraudonuoja. Tada aš iškeliu psichologinį klausimą. Psichologinis klausimas skambėtų taip. Kokios priežastys lemia, kad žmogus apie save meluoja? Gėda pripažinti gal? Gėda pripažinti arba gal gėdinasi savo esamos profesijos. Galbūt dar sakyčiau, nenori sakyti, bet jeigu taip nesukčiai kažkokie, tarkime, jeigu tu užsiemi švarių darbų, tau nėra ko meluoti. Tarkime, visi darbai yra pagarbus darbai. Ar tu esi valytojas, ar tu esi plovėjas, ar tu esi kepėjas, ar tu ten teisininkas, advokatas, ar ten, žodžiu, whatever, bet kokia tavo profesija yra tavo profesija. Svarbiausias momentas yra tai, kad tu pasirinkęs savo profesiją jaustumės gerai. Yra žmonės, kurie yra indų plovėjai ir myli savo darbą, nes jums tiesiog yra fainiai indus plauti. O tarkime, jeigu yra žmonės, kurie sako, tiesiog negaliu šito darbo pakęsti, tai reiškia, kažką tai reikia daryti ir keisti darbą, pavyzdžiui. Tarkime, rėkiančių žmonių, garsiai šnekančių, o iš biškutį pasitrauksiu šoniuką. Tai va, tai aš nežinau, kaip reikia kalbėti, iš esmės. Ant kiek yra svarbu savimi pasitikėti. Savimi pasitikėjimas, iš esmės, jisai yra visuose aspektuose. Vadinasi, pradedant nuo to, kad tu priimi tai, kuo tu užsiemi. Pradedant nuo to, kad tu nesigėdini savo kūno. Pradedant nuo to, kad tu nesigėdini savo darbo. Nesigėdiji savo išvaizdos, turimos savo ten finansinės padėties ir taip toliau ir panašiai. Visame kame tu kaip žmogus vis tiek esi žmogus. Nes nuo to, kas yra išorėje, kad tavo kokie pasirinkimai yra, tai nepadaro tai, kad tu tampi jau nebe žmogus, tarkime, ne, jau taip, bet kažkoks kitoks, kitaip nėra, ne. Ir tas melas, iš esmės, pirmiausia, žmogus tai meluoja savo. Svarbiausia, kad žmogus meluodamas kitam meluoja pirmiausiai savo. Ir tada paskui, kai kažko tai klausia, tiesiog elementaraus klausimo, prasideda tokie išsisukinėjimai kažkokie, tai taip nepatogu, tada būna ten dar kažkaip tai ir panašiai, žinai. Kažkas ten viduj taip, kažko vis dėlto galbūt kažko kito nori, o pasakyti kažkaip tai nelabai ir gali, nes norisi pasirodyti geresniam, negu iš tikrųjų esi. Iš esmės, chebra, ką noriu pasakyti? Kai tu iš esmės žmogui pasakai tiesą į akis, tarkime, tu esi toks, užsiemi tom, viskas. Jeigu tave žmogus nepriima su tuo, ką tu turi ir kokį tu bagažą turi, tai labai valio. Ta prasme, viskas labai įsisprendžia. Negaišti laiko, nei savo, nei kito žmogaus, kaip sakant, pats esi savo atviras dūšia, kaip sakant, pats save priimi toks, koks esi. Taip tu toks esi. Ir viskas. Ir aš galiu vieną dalyką pasakyti. Asmeniškai, iš savo patirties. Kai žmogus nesigėdija savęs, tai yra pats
pats gražiausias, vienas iš gražiausių bruožų. Žinote, aš vieną kartą stoviu kasoje, žodžiu, nueinu į parduotuvę ir vaikinukas kažkoks apsipirkinėja ir jisai perka, žodžiu, man atrodo, pas jį buvo pirkinys 2 jogurtai. Ir kasininkė, žodžiu, jam pasako kainą, kokią kainą mokėti ir pasirodo, jam trūksta 20 centų. Jis susisuka į mane, sako, gal gali paskolinti 20 centų? Sakau, ne paskolinti, bet galiu duoti. Na ir aš jam duodu tos 20 centų panašiai. Ir stovi eilė, žodžiu, už manęs dalyse. Nu, visi susižvelgia kažkaip, tai lygtais čia kažkas jau tokio jau baisaus ir nežinau, čia kažkas jau tokio siaubingo. O iš tikrųjų, man pagarba žmogui. Žmogus nesigėdėjo paprašyti 20 centų. Normalus, fainas, jaunas vaikinas. Perka jogurtus, pasižiūrėjau, jogurtai perka. Būtų alaus pirkęs, tai gal dar būčiau pagalvoju. Bet kadangi pirko jogurtėlius, galbūt, kągi gaila tą 20 centų duoti, bet ne tame esmė tame, kad žmogus nepasigėdėjo, čia yra tikrai negėda. O tai yra svarbiausia, žinot. Ir galbūt geriau, iš esmės, sakyti kaip yra. O tiesiog, ateini ir sakai. Aš užsiimu tom. O ne tai, kai žinot, sako, esu gydytojas, esu ten kažkoks, ten dar kažką. Ir paskui, kai tu pradedi klausinėti, tarkime, klausi žmogaus. Sakai, o tai gerai, kokie ten, pavyzdžiui, nes man iš karto kyla klausimą, man kiekvienas žmogus būna labai įdomus. Ir kada jisai sako, tarkime, turintis įdomią profesiją kažkokią tai, ne, man iš karto kyla klausimai. Pavyzdžiui, man įdomu sužinoti, pavyzdžiui, ne. Kokie, pavyzdžiui, atvejai dažniausiai pasitaikantis, arba kokios priežastys lemia, arba kokio po to pasiekmės kokios, ne, kaip vyksta taip toliau. Tai yra žinios, kuriomis mes vieni su kitais pasidalindami, mes prabagotėjam. Žinios, kaip aš sakau, vienas bagočiausių dalykų yra žinios. Ir kada tu pasidalini žiniomis, svarbiausias vienas momentas yra. Tu nuo to nenubednėjai, bet kitas prabagotėja. Pas jeigu tu žinai, tai tu žinai, kaip sako, ką žinosi, ant kupos nenešiuosi. Ir kada tu pradedi klausti, nes tau yra įdomu, ne? Ir žmogus pradeda, ir nežino, ir žodžių nežino, tų medicininių, ir žodžių į to nežino, nežino, taip. Ir taip vis taip. Ir aš tada man iš karto kyla klausimas. Tai kodėl tu taip elgiesi? Kam tu sakai tai, ko tu nežinai? Kodėl tu prisistatai tuom, kas tu nesi? Ir tada mes atsigrėžiame savivertę, žinot, į savivertę. Vadinasi, mes galime pakelti savivertę, bet jokiais būdais nemelu. Nes kada tu meluoji ir bandai savo savivertę pakelti, ant šitos savivertę būna ir sugriūna, nes jinai yra pastatyta ant melo. Bet kada tu savivertę savo statai, savo tiesą, eini per savivertę, ne, tarkime, eini, aš užsiimu tom, aš esu tokia, tu atvirai kalbi apie tai ir panašiai. Čia ir yra savivertė. Savivertė yra ne tai, kokia tavo profesija, o savivertė yra tai, kaip tu priimi savo tą, ką tu pasirinkai. Kiekvieną mes savo profesiją pasirinkame patys. Niekas mums pistoleto į galvą nerėmė, mes patys pasirinkam savo profesiją. Ir savo pasirinkimu, tuo pasirinkimu, kuriuo pasirinkama, gėdintis gal nereikia. Netgi pats pasirinko. Paėmė pasirinko žmogus, o paskui paėmė meluoja, kad arba nepasirinko, tai tu meluoja. Tai gal gerai, gal norėtum to būti. Tarkime, galbūt žmogus nori to būti. Tai blemba, tai sakyk, šiandien aš turiu tokį darbą, mano planai kažkokie yra, ten aš planuoju tapti medikas, Nežinau. Iš tikrųjų, melo kojos, sako, trumpos yra, žinot. Bet esminis dalykas yra ne apie tai. Esminis dalykas yra apie tai, jeigu tu nori savim pasitikėti. Tai, ką darai, ką pasirinkai, mylėk tai. Tiesiog mylėk tai. Jeigu tu pasirinkai būti kažkokiai profesijai, mylėk tai, ką darai. Niekada nesigėdik, niekada negalvok, nes tai iš esmės rodo, kad tu gėdiniesi. Ir tau vis dar svarbi kitų žmonių nuomonė, nes galvoji, kad jeigu tu būsi kažkoks, neva tave kažkas priims. Ir dažniausiai atveju tai ateina iš mūsų, iš kurgi daugiau, o iš pačios tos vaikystės, ne? Dievas sakydavo, būsi, užaugsi, pabaigsi kažkokias, būsi žmogus.
Mes žmogumi tampame ne apie tai. Ne tada tampame žmogumi. Mes žmonėmis visada esame. Tik tai tas priėmimas to, savo tos esamos ir dabartinės padėties, tai yra svarbiausias momentas. Žmonių svarbiausias. Ir tame yra pats svarbiausias pasitikėjimas savimi. Nepasitikėjimas savimi iš esmės gėda. Gėda jinai yra ta tokia emocija, kuri yra labiausiai iš tikrųjų tokia, kaip čia pasakyti, gėda jinai tokia energija yra, kada jinai susispaudžia taip, nes gėdinasi žmogus, gėdinasi, tada jisai susipužia, užsidaro, tai yra gėdos esmė, o gėda yra labai viena iš stipriausių energijų, ir gėda jinai, kada žmogus susigėsta, žiūrėkime mane, vaikystėje, kada susigėsta žmogus, vaikas net susigėsta, surausta, ne, ir jisai susitraukia. Tai gėda iš esmės ir yra, kada žmogus susitraukia, nes jis gėdinasi. Kitas būna gėdinasi pasakyti tiesą, kitas gėdinasi savo taip, kaip jisai jaučiasi. Ir kokia būda iš tos gėdos išeiti? Įgarsink ją, tiesiog įgarsink savo gėdą. Pasakyk apie tai garsiai. Ir gėda iš karto neutralizuojasi. Todėl, kai jaučiamas yra tokie sąstingiai, ten taip toliau panašiai, tai jis suspaudžia, ne, ten kažkas. Tai atsigręžkite į savo gėdą ir nuo gėdos pradėkite spręstis dalykus ir po tuo ten gimsta ir savivertė, ir pasitikėjimas savimi ir visi kiti dalykai, nes gėda yra vienintelis dalykas, kuris griauna savivertę. O iš gėdos gimsta melas, dažniausiai žmogus gėdinasi, tada pradeda meluoti kitam, tai vadinasi pirmiausia meluoja savo pačiam, nes nenori pripažinti gėdą. Tai gėda. Kartais ta gėda sako, kaip pasitikėti savimi. Išlipti iš gėdos. Vieni iš gėdos išlipa per darbus, per darimus kažkokius, įgyja patirties, žinių, ne. Kiti garsina tą gėdą. Yra įvairiausių būdų, kaip dirbti su energija vadinama gėda. Tad nieko gyvenime nėra gėdingo. Tai, kaip mes elgiamės, ką mes patyrėm, kokiu keliu ėjom ir panašiai, nieko nėra gėdingo, tik tai yra kitų žmonių požiūriai tai, arba nepriėmimas to. Ir jeigu žmogus nepriima to, ką tu veikiai, ką tu darei, tai iki žmogaus jis nepasiruošęs dar to priimti. Galbūt pas jį yra tam tikri dar kiti manymai, stereotipai ir panašiai. Bet svarbiausia, iš gėdos gimsta, kaip sakant, daug dalykų visokių. Tad nesigėdinkit, nemeluokit, geriau eikite per gėdą, pasitikėkit savim, įgykite patirties ir svarbiausia, nemeluokite pirmiausiai savo. Kada nenustosite meluoti savo, nereikės ir kitam meluoti ir sakysite tiesą, taip kaip yra, ir tada sutiksite pačius tikriausius aplink save žmonės ir draugus. Tai aš jums šito išties ir linkiu. Sėkmės ir iki.